Aštuonkojo Algio atostogos. Kažkur toli, giliai žydroje jūroje, gyveno aštuonkojis Algis, geriausias meistras visame povandeniniame pasaulyje. Jeigu jūroje kas nors sugesdavo, visi žinodavo, kur plaukti. Pas Algį jis sutaisys viską. Ir tai buvo gryniausia tiesa. Savo namo kieme Algis turėjo didžiulį garažą. Ten tvyrojo tokio lygio tvarka, kad žuvys kartais užsukdavo vien tik tam, kad pasižiūrėtų. Ant sienų kabojo blizgantys raktai, veržliarakčiai, kriaukliniai laikikliai, o lentynose pupsojo tvarkingai sudėliotos dėželės su varžtukais, metaliukais, gumelėmis ir net įvairiausiomis išardytų jūrų motociklų dalimis. Garažas Algio akyse buvo tarsi jo karalystė, o jis pats jame jausdavosi kaip tikras valdovas, valdantis įrankių ir variklių pasaulį. Algio klientai buvo pačios įvairiausios jūrų būtybės, kurios atplukdydavo jam keisčiausių darbų. Banginiai plaukdavo taisyti savo akinių. Jūrų arkliukai atnešdavo sugedusius mažus arbatinukus, o jūrų žvaigždės užsukdavo nusipirkti tepalo savo koralpjovėms. Visi jį pažinojo, visi juo pasitikėjo ir visi žinojo, Algis dirbs tol, kol darbas bus padarytas. Šią Algio savybę labai vertino ir jo žmona Begonija. Ji labai jį mylėjo, bet Begonija žinojo vieną tiesą. Jei Algutis įeina į garažą, jis iš jo nebeišeina labai ilgai. Jis gali dirbti, taisyti, reguliuoti, priveržinėti ir klijuoti be sustojimo, užmiršdamas, kad egzistuoja pietūs, vakarienė, o kartais ir visa jūra. Todėl gudrioji Begonija turėdavo kelis slaptus triukus, padedančius jai išvilioti Algutį iš garažo. Kartais ji išjungdavo garažo elektrą, kad Algis bent trumpam sustotų. Kartais Begonija paskambindavo banginiui broniui, kuris atplaukdavo ir virš garažo užmesdavo milžinišką šešėlį. O jei niekas nepadėdavo, gudrioji žmona specialiai iškepdavo dumblinių bandelių, kurias Algis tiesiog dievino. Jų kvapas pasklisdavo iki pat garažo ir jis akimirksniu atsidurdavo virtuvėje. Vieną rytą Algelis taisė didžiulį povandeninį motociklą, pasilenkė, slystelėjo ir skaudžiai susitrenkė vieną čiuptuvą. Ai! Suaimanavo jis. Į garažą iškart atbėgo išsigandusi Begonija. Alguti, kas nutiko? Paklausė ji. Nieko rimto, man viskas gerai, sumurmėjo aštuonkojis, nenorėdamas pripažinti skausmo. Tačiau vos tik pajudino skaudantį čiuptuvą, jį iškart vėl suskaudo taip stipriai, kad Algis net susirietė. Begonija iškart suprato, kad čia menki juokai. Alguti, reikia pas daktarą, ryžtingai tarė ji. Ne, daktarai dabar, labai užimti, o čia juk nieko tokio, truputį padirbėsiu ir praeis, bandė išsisukinėti jis. Bet Begonija buvo neperkalbama. Ji ryžtingai paėmė Algutį už artimiausio čiuptuvo, įsodino jį į povandeninį jūrmašinį ir nukūrė tiesiai pas daktarą. Daktaras atidžiai apžiūrėjo skaudantį čiuptuvą, giliai atsiduso ir tarė. Algeli,
Tau nepatiks tai, ką pasakysiu. Tu stipriai susitrenkiai. Tau būtina pailsėti. Visą savaitę jokio darbo, jokio garažo, jokio taisymo. Iš nuostabos Algis išsižiojo taip plačiai, kad atrodė, jog jo burnoje galėtų tilpti visas 100 dumblinių bandelių. Savaitę? Išlemeno jis. Be garažo? Be įrankių? Jam tai skambėjo baisiau nei jūra be vandens. Grįžęs namo, Algis padarė tai, ko niekuomet nebuvo daręs. Jis užrakino garažą. Stovėjo prieš duris ir liūdnai žiūrėjo į spyną. Pasisuko eiti, sustojo. Gal tik mažutėlį darbelį, vieną varžtelį, sumurmėjo sau. Mintyse net pamatė, kaip blizga jo įrankiai. Bet tada, kaip perkūnas iš giedro dangaus, ausyse nuaidėjo daktaro žodžiai. 1 savaitę jokio darbo. Algis sunkiai nurijo seilę. Na gerai, poilsis, tai poilsis, suburbėjo jis, nuleido čiuptuvus ir nuėjo ieškoti, ką veikti. Netrukus jam į galvą šovė mintis aplankyti seną gerą bičiulį krabą Kostą. Kai Algis atplaukęs pabeldė į draugo duris, šis taip nustebo, kad vos nepargriuvo. Algi, tu be įrankių? Pirmą kartą per 1000 metų. Užeik. Jie ilgai šnekučiavosi, prisiminė senus laikus, juokėsi iš patirtų nuotykių. Tada krabas Kostas su pasididžiavimu parodė savo spindinčią kriauklių kolekciją. Kostai, net nenumaniau, kad kriauklės gali būti tokios gražios, nustebo Algis. Už garažo sienų daug grožio, nusijuokė Kostas. Vakarop Algutis nuplaukė į šokančių silkių grupės koncertą. Tai buvo jo mėgstamiausia grupė, todėl vos tik silkės uždainavo, Algis pamiršo skaudantį čiuptuvą. Jis tik lingavo į taktą ir plačiai šypsojosi. Po koncerto, vis dar niūniuodamas, Algis nuplaukė į povandeninį atrakcionų parką. Ten jis pirmą kartą gyvenime išbandė didįjį srovės kalnelį. Srovė jį sukiojo, nešė aukštyn žemyn ir vinguriavo į šalis. Algis pasijuto, lyg skrietų per visą jūrą. Tas jausmas jam labai patiko. Kai laimingas aštuonkojis vakare grįžo namo, jo kieme jau laukė draugai – banginis Bronius, krabas Kostas, šokančios silkės ir mylima žmona Begonija. Jie surengė jam atostogų vakarėlį, pilną juoko burbulų ir dumblinių bandelių. Kai savaitė baigėsi, Algis stovėjo prie garažo durų, giliai įkvėpė, atrakino spyną ir vos įžengęs vidun pasijuto taip, lyg būtų grįžęs namo po ilgos kelionės. Garaže tvyrojo pažįstamas kvapas. Įrankiai laukė savo šeimininko. Algis šyptelėjo ir pagalvojo. Poilsis toks pat svarbus kaip darbas. Tada užsimovė darbo prijuostę, pakėlė jau sveiką čiuptuvą ir su naujom jėgom kibo į darbus.